Tiem, kas nenori regos korekcijos su pjūviu ir su tuo susijusių rizikų, ar žinojote, kad yra metodas be prisilietimo? Lazerinės korekcijos metodų yra tam tikros grupės. Tai viena grupė yra su pjūviu, kita yra be pjūvio. Tai jeigu nenorim pjūvio, nes pjūvis tai reiškia didesnę intervenciją, mes turime ant akies nuleisti vakuumą, tas vakuumas laiko gan stipriai akį ir atlieka pjūvelį. Tai žmonės, kurie šiek tiek pergyvena ir bijo to prisilietimo, nes akys jautrios, norėtų, kad jiems būtų kuo greičiau ir kuo paprasčiau, tai viena iš opcijų rinktis šį metodą, kada pats lazerio spindulys veikia pirmiausia į viršutinį ragenos sluoksnį vadinamą epitelį, jį nulazeriuoja pašalindamas, tai reiškia nugarina ir iš karto, tai yra sekundžių reikalas, maždaug po 10-15 sekundžių tik tai pradeda jūsų tą refrakcijos ydos korekciją. Tai irgi užtrunka apie 20-30 sekundžių. Tai viso lazerinė korekcija šiuo metodu užtrunka tarp 20-40 sekundžių. Tai visgi daugelis, bent jau Lietuvoje ir pas mane pacientų, nenori lazerinės korekcijos su pjūviu ir renkasi patį inovatyviškiausią, tai yra be pjūvio, be prisilietimo lazerinės korekcijos SmartSurf metodą.